2014 metai Lietuvos regbiui buvo itin įsimintini. Mažojo regbio rinktinė laimėjo Kaune surengtą Europos A diviziono turnyrą ir pateko tarp elitinių senojo žemyno rinktinių. Didžiausią staigmeną praėjusiais metais pateikė merginos. Jos Europos mažojo regbio čempionato B divizione pasidabino sidabro medaliais ir iškovojo kelialapį į aukštesnį divizioną. Tuo metu geriausi regbio žaidėjai iškovojo 3 pergalės iš 4 galimų ir pasaulio reitinge pakilo 8 pozicijomis aukštyn. Jie jame dabar rikiuojasi 44. Tam aukštam lygyje atsipalaiduoti absoliučiai negalima nei akimirkai. Jeigu tik pradėsi galvoti, kad čia jau aš toks geras esu, kitą dieną tu būsi vėl apačioj. Todėl mes vis tiek manom, papuolėm į elitą, tarp didžiųjų rinktinių, mes ten, sakim, grįžom po pertraukos ir mes turim ten jiem įrodinėti ir patys savo ir jiem. Taip, kad, galim sakyti, yra dviguba motyvacija neužmigti ant laurų ir siekti kuo daugiau pergalių toliau. Nepaisant įspūdingų rezultatų, Lietuvos regbio federacija sulaukė mažesnio finansavimo nei praėjusiais metais. Skirstydami lėšas Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo nariai regbiui skiria 12% mažesnę sumą. Ta pirmoji reakcija vienareikšmiškai yra nepasitenkinimo. Vėliau šiek tiek atslūgom, pagalvojom, persidėliojom viską. Pradėjom atvirą diskusiją su ir Kūno kultūros ir sporto departamentu. Gavom daugiau informacijos apie principus, kaip yra skaidama. Mes tą priimam. Bendros regbio federacijos pajamos 2015 metais turėtų siekti apie 240 000 eurų. Vis tik iškeltiems tikslams pasiekti federacijai dar reikalingi 55 000 eurų. Viduj savo reikalaujam ir toliau ieškoti pajamų, sakim, kaip tą kompensuoti to, ko netekom ir kaip dar prisitraukti daugiau pinigų, negu kad įgyvendinti visus tikslus. Didžiausias viltis siejamos su vyrų mažojo regbio rinktinė. Vis tik joje nerungtyniavo nei vienas profesionalas. Visi komandos nariai yra studentai ar darbus ir šeimas turintys vyrai. Siekiama visiems pagrindinės rinktinės nariams suteikti kompensacijas už laiką praleistą atstovaujant nacionaliniai komandai. Bet kiekvienas, kuris prisižiūri save, netgi privalėdamas ir eiti į darbą, keisti vaikui sauskelnes prieš patreniruoti ar dar kažką, tai ir jeigu požiūris geras, tai toks yra profesionalas tikras. Ir Lietuvoje tokių rinktinės branduolys ir yra. Į olimpinių žaidynių sporto šakų sąrašą mažasis regbis įtrauktas po 92 metų. Tarp Europos elito patekusi Lietuvos rinktinė įgijo teisę dalyvauti atrankoje 2016 metų Rio de Žaneiro olimpiadą. Labai priklausys nuo pasiruošimo, nuo mikro akimirkų, kas bus aikštėje ir kas čia žino. Galbūt viena klaidelė mūsų naudai lems pergalę prieš kažkokį didelį priešininką. Olimpinėse žaidynėse dalyvaus 12 geriausių pasaulio rinktinių. Tarp jų patekti sieks ir Lietuva. Atrankos turnyras bus surengtas vasaros pabaigoje.